Aš iš tikrųjų net nežinojau, kad šitą priekabą per šoną verčia, bet pasirodo universali. Gali ir per šoną išversti. Nu va, veidelis po purkštuvo plovimo toks gražesnis biški yra. O jo, čia va patobulinimas geras. 1004 paklaidos ribose, viskas tvarkoja, ačiū. Traktorius spalvą jau keičia. Bus ką veikti nuplauti. Sveiki kolega žemdirbiai, nuotaikas geras, lietutis krapnoja, varam atsikabinam, lėkštės, kabinamės barstytuvą, užvalgom, dar palaukiam truputį, kad palinuotų labiau ir varam barstyti salietras kviečiam. Oi, koks gražus barstytuvas. Nieka bus šiandien dar gražesnis, bet tai paskutinis barstymas. Visi barstys, nes po kukurūzą nebuvo laiko, tai ir nebenuplovėm. Dabar reikia kur daf apsisukti ir krautis traškutes. Kai žmonių nėra, reikia fūrą parsvaryti, tai geriausia transporto priemonė įsimeti į fūrą ir parmini, ir sportuoji, ir labai puikiai gaunasi. Gera klausytis, kaip išskarda skamba lietutis. Atlėkėm jau į kviečius, etanas 100 hektarų lauką padariau, dabar į Nidą įvažiavau. Ten kalnuotas laukas, molių daug. Vienam irgi molio buvo, truputį glitu, dabar 6 mm esam gavę, bet nieko, tas glitumas prisistabdai, kad nenučiuošt. Ir viskas gerai gaunasi. Iš tikro auksinis lietus. Toks reikalingas buvo. Ir dabar dar tręšimas pasiduos. Nu turi būti kviečiam rojus žemėje. Ne tik kviečiam ir kukurūzui pasėtas kukurūzas. Lygi kukurūzą tikrai drėgmė dais. Turi sudygti vienodai. Furytė pajuda. Bratkis su JC buvara. Viskas kaip priklauso. Norėjome 1,5 krautis, betgi atsiminėm, kad fūra yra. Klasiukas kaip po karo. Laukiam trašų tuoj atveš. Galiu truputį parodyti, kaip kviečiukai Nidą. Oi, gerai jam dabar. Gal nebus padeginimų, dar krapnoja. Turėtų nuplauti viską. Bet šiaip tai gražus. Galimai tokių kviečių neturėjau dar. Per karjerą. Įdomu, kas čia bus iš jų. Bet tikrai ir ūgis dabar jau neturiu peilę, bet 32 čia tikrai bus. Bet iki kelienų. Lygas nupūstas, tvarkingai. Augimas sureguliuotas, viskas gražu. Nu, klasiuką tai reiks paplaut. Ten va rapstas kitoj pusėj mano. Irgi už savaitės reiks pūst fungicidą. Na, aišku, pagal veislės. Triatlonas dar tik žydėt pradeda. Viskas 200H. Pradėjau po 1. Dabar turim 5 valandas. Sakyčiau, visai neblogai. Einam, įsidaužom grumstus, kad galimėtų plauti barstytuvą. Traktorius spalvą jau keičia. Vakar po trašų barstymą dar gavom naktį 1 mm lietaus. Iš viso 9 mm palijo. Sakyčiau, visai neblogai, ramus lietus, merkiantis. Dar su agronomu Hebra pasitarėm, nusprendėm, kad atiduodam kukurūzui kasą dabar. Žemė drėgna. Pernai atidaviau 2 lapelių tarpsnį. Buvo padeginimo, bet buvo ir drėgmės. Tuo momentu labai pasitaikė gerai. O šiandien turim drėgmės, atiduodam dabar. Ir liks tik tai herbicidiniai purškimai. Nu va, veidelis po purkštuvo plovimo toks gražesnis biški yra. Man reikės dabar atsiplauti, bet šiaip liuks nusiplovė gražiai. Šiandien superinis oras. Dabar jau ištirpo, bet buvo gerai pradėjęs snygti. Ai, tai čia taip išsivertė tiesiog. Atverst reikia ir viskas. O mes žiūrim taip gražiai buvom. Gerai, varom, tuoj atverst. Aš iš tikrųjų net nežinojau, kad šitą priekabą per šoną verčia, bet pasirodo universali. Gali ir per šoną išversti. Reikia pataisyti būna su GC-bu, bet
Kažkokios plokštelės matau išbirėjo. Gal po lingiam buvo? Palaikytų, nu, kad susileidinėtų cilindrų žemyn. Senelį padaryk, kad cilindrą žemyn susileidinėtų. Reiktų dar akmenų pakeisti kažkokį, kad aš paimčiau. Palauk. Gražu tvarkinga. Pažeistas jis yra. Nu tai matai čia jam. Nu. Sako, už uodegos jį paimi, nutrunka uodega. Ir jam atauga, jam turi tačiau. Vakar po griuvimo pradėjo cilindras labai leist, nors iš tikrųjų ir taip leido. Gal net nieko nemačia tas griuvimas. Ir šitai mažyti irgi priekabą į cilindrą remontuojam. Bet užsikirtę štokas yra nei pirmin, nei atgal. Nebevaikšta, tai reiks kito cilindro ieškot. O na, išvažiavo komplektą manžetų nupirkt, sutvarkysim, pakeisim ir bandysim važiuoti toliau dirbti. Šiandien turim neeilinę dieną. Jeigu pamenat kas nors iš pernai metų iš senų žiūrovų, važiavom griaut Makaronų tiltą. Šiemet irgi turim pastatę. Pernai pirmos vietos nepavyko laimėti. Truputį buvo padaryta klaidų, yra ir šitam padaryta. Bet reikia tikėtis, kad pavyks pirmą vietą laimėti ir nebereiks važiuoti. Reikia įrodyti, kad galim ir bus rami galva. Tai kai nuvažiuosiu, parodysiu šiek tiek iš arčiau visą vaizdą. Nu jau atvarėm į Vilnių. Pirmą kartą asmeniškai Vilnių šiuo metu randuosi. Labai patiko. 1004 paklaidos ribose, viskas tvarkoj, ačiū. Taip, tai visi tiltai. Tai nežiūrėti reikia, reikia fotkinti idėjas. Mergaitės ir aš biškai. Kelintas jis jau čia yra jūsų tiltas, kuri versija tilto, kiek kartų dalyvavo? Dalyvavom prieš tai dar 2 kartus, tai visą laiką pačia priešdavo. Dabar bandėm pastiprinti tą pačią, šiek tiek nuo kolonų svorio nusiėmė, tai kolonas nuteikimas, bet tikėkimės, kad gerai. Ir po jūsų plojimų galėsim išbandyti paskutinę šiandienos konstrukciją dar sveiką ir pažiūrėti, ar pateisins savo pavadinimą šį komandą. Turim 60 kg, 75, matau, 170, matau didžiausią rezultatą ir žiūrim rezultatą. 174,3 kg, Ar tai buvo asmeninis rekordas? Nebuvo, aš labai liūdna iš tikrųjų dabar, aš eisiu pagalbos ypačiai. Na ką, hebrytė, ilgai rankose neturėjau kameros, grįžom iš Vilniaus, nemažai čia tų darbų. Susitvarkėm, pabaigiant apie tiltus, lūkesčiai buvo daug didesni, bet studentų lygoj pirmi. Visai neblogas rezultatas, tikėtasi buvo virš 300, bet gavosi realiai kaip pernai. Gal buvo pora klaidų, kad per anksti tiltas pastatytas, gal klėjai netokie pasirinkti, nes tikėjomės tikrai daugiau, bet, sakau, visai neblogai. O toliau, rapsų irgi atidavėm fungicidą, mažai filmavau, vien dėl to, nes ir Marius nemažai nupurškė rapso, aš vieną vakarą turėjau išvažiuoti, bet sulūžo purkštuvas, tai dėkui geriem kaimynam, kurie paskolino detalių, greitai persimetėm, tada užlyja, nu, gavosi sunkus toks purškimas. Įsitempė, dalį nusipurškėm prieš tuos didžiuosius lietus, kitą dalį vėliau pagal veislių ankstyvumą. Šiai dienai žydėjimas verčiasi visiškai į antrą pusę. Triatlonas šiemet turbūt ideali veislė, vėlyva, ankštarų mezgimas idealus. Visus to šalčius prakentėjo, centrinis žiedas, butonas, visas pilnai su ankštarom. Tai kitais metais tikrai triatloną sėsim, aišku, dar žiūrėsim pagal derlių, bet nu, nėra ką lygint, nuvažiuosim, parodysiu Mersą, tai tenai baisiai palyginus su triatlonu ir Eksburis dar gerai atrodo. Tai va, kitiem metam turbūt, kad
pasiliksim prie 2 veislių šitų. Čia irgi centrinis dar ne visi pilnai įsiskleidė, bet vis tiek jau žydėjimas į pabaigą. Ūgio irgi turi, čianai dar pati pradžia lauko. Bet, aišku, nepamenu metų, kad žydėjimo metu galėčiau vaikščioti per technologinę rapsą. Bet kaip šiemet metams, tai tikrai neblogas vaizdas. Kad ir yra savaeigis, bet vis tiek nuskabo, nes čia didelis laukas. Teko 3 kartus grįžti per technologinę pagrūžinę. Gavosi, kad apdaužė nemažai. Kur vieną kartą važiuota, viskas tvarkoja. O dabar lekiam į aną lauko galą. Turi darbuotis Kyrovas. Pasižiūrėsim, kaip jam sekas. Nedavažiavau dar iki Kyrovo. Sakau, reikia užlėkti Kvieturgius. Kvieturgiai viskas. Plyšta lapamakštė ir lis aukštyn. 3-2, kaip matėt, buvo atiduotas fungicidas. Šiaip ganėtinai švaru, aukštis dabar iki kelių, nu tai bus iki juosmens. Bet pasėlis tikrai gražiai atrodo. Tankumo sočiai, gal net per daug. Bet drėgmės yra. Reikia tikėtis, o čia jau gal truputį silpnesni. Daugiau lendantis. Bet šiemet kvietrugiai tikrai džiugina. Dabar kas svarbiausia su kvietrugiais, kad jie nesugultų. Nes tada labai apsunkins kulimo darbus. Jie susirinks, bet našumo nebus pjaunant, o kai vienas kombainas, kai nebus našumo, bus blogai. Reikia tikėtis, neturėsim tokių problemų ir pavyks juos paimti stačius. Pasirodo gražuolis kitam lauke. Atlėkiau, bet dabar techniniai nesklandumai kažkokie. Sakė, cilindrą kaištį. Oi, akmuo buvo. Oi, akmuo nepralindo frapo čia. Bet esmė, kad pagriovius su taip pavažiuojam. Čia krūmų nėra pačiam pagriovi, bet tiesiog, nu, kokie 6 metrai iki pagriovio neišdirbta. O pas mus daug pagriovių, tai per visus pagriovius apie 30 hektarų gaunasi. Tai plotas nemažas, reikia susitvarkyti kitais metais, kad pasisėtume tvarkingai. Ai, ieška kaišė, nes iškrita, bet jau reikės greičiausiai tekinti. Lėkštais. Ką turim aukštį? Apačia, nu jo, metras tai tikrai, man iki čia dirba tvarkingai, Kyrovo pločia. Tai va dar kaip tik metras ir lieka, kaip priklauso. Nu jo, padaro darbą. Reiks varyti krūminan, bandyti inkišti, pasižiūrėsim, kaip ten dirba. Kyrovai turi būti patobulinimai padaryti, kad... Ai, o čia va patobulinimas geras. Oras eina viduj. Kas dar? Čia patobulinimas, sakė, darė. Ai, tiesiog nuėmė kraniukų, kad vandens neatsuktų krūmų. Šiaip tai reiktų skardą uždėti ir čia galimėtų vietoj frezas naudoti tokias lėkštės, nes freza brangiai gaunas labai hektarinę kainą. Čia su šitom tokį padarbą gali atlikti. Vaizdelis iš vidaus. Baisu neinkrist, griovin tik tai. Šiaip viskas gerai. Nes sakė, su Kyrovu kas krenta, tai nebeišlieka gyvi. O šiaip tai va. Kaištį radom ant Kyrovo, dar biškį planesnis, bet nereikėjo namo važiuoti. Neblogai visai. Reikia prisipratinti tos griovius. Aišku, būtų truputį platesnės, būtų geriau. Nu, pabirom sudaiginti jau biškį per agresyvės būtų. Sakyčiau. Bet šitiem darbam tai čia nepakeičiamai. Tai kokie 3 kartai susivažiuos ir bus gerai. Miežiai. Nu, šiemet miežiai tai labai nedžiugina manęs. Aišku, dabar dar vaizdo nėra, nes kai kurie atsilieka truputį. Neišplaukia, bet ir šiaip nieko gero. Nieko ypatinga čia iš jų nėra. Varpas trumpas. Na, bet 6 eilės. Prisirengs kažkas, bet labai durpynai numuš derlingumą.
nes durpynose nėra. O taip tai kažkas bus. Čia varpa pagauta, gal netarpalo. Šiaip tai lygų labai minimaliai. Čia fungicidas buvo atiduotas kartu su tarpalo ant vėliavos. Vėliavai belindant. Čia va dabar va miežių laukas. Dar su kaimynu susikeitėm ten ir ten. Tai bendrai gausis 100 hektarų vienam gabale. Ir kokių 10 hektarų durpynų yra. Bet vis tiek jau tokiuose laukuose gera dirbt bus. Ir čia mūsų žemė eina nemažai tų krūmų. Tai dabar va, bandau pakelt droną, pasižiūrėti, kaip ten iš viršaus vaizdas. Per daug metų ir užsileidžia taip, medžiotojai važiuoja. Tada per miežius pradeda važiuoti. Ir taip lenda po truputį lauko. Einam pasižiūrėti, kaip iš arti gula tie medžiai. Bet šiaip krūmai didžiausi buvo, vieną kartą pravažiavo. Čia 3 kartus kokius pravažiuoti. Ir idealu viskas. Na, aišku, nėra idealu, nevažiuosi sėt su fokusu. Bet tai dar su mažom lėkštėm. Kelmus prarinkt didžiuosius, dar iki sėjos pagulės ir viskas bus. Ten tam kampe miežiai prastesni, pasikėliau droną. Taip palyginus dar pusę velnio čia į tą galą. Gulda. Eina kaip reikalas. Kokie krūmai. Be problemų. Nu ir va vaizdelis. 3 kartų reiks, bet... Reiktų, kaip purkštuvai dedam, kad rapsą neišlaužytų tentą. Tai čia reiktų skardos dėti to viso kyravo ir priekį, kad lempų nenulaužytų. Bet... O, matau, masė iškryta. Tai turėjo iškryti. Kaip eina? Tai gerai viskas, bet tai paliekam, gana. Šiandien pabandėm, Blemba čia pigiam. Dar net nesulūžė, tiesiog masė atsukė, tai čia nieko negali būti geriau. Nereiks išjunginėti. Aš galvau, jau nulaužė tą. Lempas čia buvo, lempų net nesudaužė. Ramelis viską, eiktų ledas, blemba. Nu vis tiek technika nepavedama. Centrifuga kaukia. Turim irgi truputį egzotiškesnę kultūrą. Vykiai su rugiais. Atrodo šiai dienai irgi įspūdingai. Gavę rugiai augimo reguliatorių. Pradžiai atrodė, kad rugių labai daug yra, kai dar buvo pati pradžia vegetacijos, bet dabar Vykis paėmęs viršų. Puikiai matos augimo reguliatoriaus skirtumai. Kažkur tai apie kem comą. Nu, aišku, čia sijas sukėsi, tai sudubliavo, bet nemažai juos sutrumpino. Ir iš tikrųjų, man atrodo, labai gerai, kad juos sutrumpino, nes kur nebuvo naudotas augimo reguliatorius, ten Vykių
yra, bet jie tokie daug mažučiai, nepaėmė viršaus. O čia, kur naudotas augimo reguliatorius tvarkingai, tai vykiai daug gražesni, o man vykiai pagrindas ir yra, man tie rugiai tik tai dėl atramos. Ir kas dar mane labai džiugina, kad auga prastose žemėse šitas mišinys. Aišku, ten, kur labai prastas smėlis, vykių mažiau, bet ten rugys daugiau dominuoja. Pagaliau ir čia turim gražų vaizdą. Dar nėra idealu, bet vakar buvau atvažiavęs tokiu laiku, tai dar tik tai buvo išlindę. Tai kokias 3 dienas ir bus gražu. Aišku, nemažai šernai pasidarbavo ten anuose laukuose. Matysim, kaip pilnai sudiks, matysis, koks tas nuostolis. Bet aišku, kukurūzą galimėjo daug vėliau sėt, bet kas žinojo, kad bus tokios šaltas temperatūros, minusai naktim ir stovės žemė jisai 2 savaitės. Vis tiek energiją naudoja, būtų geriau sėti šiltą žemę, nes aš pamenu, pernai ir užpernai tai pasėjom ten per 5-6 dienas išlindo. O čia dabar gulėja 2,5 savaitės, galima sakyti. Šitoj vietoj irgi turi mersą, matosi, jinai ankstyvesnė, ankštaras jau truputį didesnės. Ir čia tikrai neblogai atrodo šitas laukas, gal dėl to, kad medžiai ar miškai yra, mažiau to šalnos gavo. Šitą lauką ne pats purškiau, tai negaliu pasakyti, kokia situacija tiksliai vidury yra. Bet paėjus truputį matosi, kad visai neblogai. Nu ir va, apie 120 hektarų savo ūkį turim va tokio gaidžio. Tai va, ankštarų nėra. Aišku, jų yra čia mezga, bet va toks va vaizdas. Čia va geriau minimaliai. Tai 208 kažkur gerą rapsą yra. 120 pašaldyto. Reikia tikėtis vidurkį dar pavyks padaryti. Bet šiaip tai baisiai atrodo tikrai. Ne kažką laukas. Dar žydi nemažai. Bet šiaip tokią rapsą buvo vienais metais pašaldė. Pjūtis labai durna būna. Nes vienas ankštaras prinokia, kitas žalias. Ir gaunasi, kad labai vėlai kūlimas. Čia video pradžioj. Būtent šitoj vietoj užsipilinėjom trąšas. Čia irgi jau pagriovys patvarkytas su Kyrovu. Ir turim kviečius Nidą. Kviečiukai Nidą. Buvau sustojęs praeitą dieną etanui, tai labai daug miltligės radau. Pasižiūrėsim, ką čia gerą turėsim. Šiaip bendras vaizdas tikrai neblogas. Tik tai, kad matau miltligės yra, truputį mažiau negu etanui. Bet dabar čia gavę fungicidą. Univoką. Pasėlis labai tankus. Tas mane neramina. Bet dabar jau nieko nebepadarysim. Yra kaip yra. Gal per anksti kasas buvo atiduotas. Visus toks ūglius bandė maitinti. O kai bus toliau, tai matysim. Gali būt, kad neturėsim geros kokybės, nors azoto atiduota nemažai. Etano truputį žemesnė. Aišku, turim šitų gėrių. Buvo tomba paraitės juos, bet vėl atsistoja. Kai pavieniai jie būna, tai atsistoja. Jeigu miežius nupurkštum tombą, tai ragas būtų. O kai pavieniai, tai turi atsparumą. Bet nieko baisaus, nieko čia kokybei nepakenks. Kol kulsim kviečius, šitie jau bus sukrytę žemėm. Nežinau, kiek kviečiuose jau būdavo, tai nebūdavo didelių problemų. Žemynėse miešiuose va kvietrugiai, tai didesnė problema, jeigu jie pasėti po kvietrugių. Bet kviečiai, ką turim, čia truputį retesnis pasėlis, bet miltligės, nežinau ar per kamerą matas, bet dafiga. Etanai tikrai miltligės daugiau. O ką turim taip, sukasi vėliava. Bet vėliavas pilnai įsiskleidusios nelaukiam, nes sakau, tų ligų ir taip nemažai, drėgni orai. Dabar gavom 40 mm. Kitais metais mažinsim rapsų plotus, visiškai pakeisim sėjomainą. Dabar pagal planą yra 9 laukų sėjomainą pasidaryti, 9-8. Tai būtų kukurūzas, vasariniai miežiai, rapsas, kvietrugiai, kažkas iš ankštinių, tai pupa žirnis soja, tada kviečiai, žieminiai vykiai, žieminiai miežiai po vykiu su rugiais. Ir ant pačio galo dobilai. Ir po dobilų vėl kukurūzas.
prasidėtų. Tai va tokia sėjomainą planas yra įsivesti. Mums čia gautųsi kiekvienos kultūros po 120-130 hektarų. Nes reikia būtinai susitvarkyti sėjomainą, tarpinius pasėlius, normaliai susidėliot, nes kitaip tai čia bus nebeįmanoma ūkininkauti. O kad tokia sėjomainą būtų lengviau susidėliot, tai naudoju GeoFace'o programą. Jeigu jūs irgi neturit ūkio valdymo programos, tai siūlyčiau atkreipdėmėsi į šią programą. Tikrai neblogas kūrinys. Yra daug funkcijų, purškimai, tręšimai, sėja, galima prognozuotis derlių ir panašiai. Aš pagrindė naudoju tai sėjomainai susidėliot, darbininkui parodyti, kuriuos laukus reikia važiuoti. Aišku, skaičiuojantis trąšas irgi patogu. Ten tarkim kviečiai, lėnas, susidėliojam, pasižiūrim kiek hektarų, nes kai laukų daug yra, tai gelbsti šitas reikalas. Bet kas turi daugiau laiko prie kompiuterio, tai gali susidėlioti viską idealiai. Kiek žinau, mažiem ūkiam yra nemokama iki kažkiek tai hektarų, dabar bijau pameluot, o paskui mokama programa, bet tas mokestis tikrai nėra kosminis palyginus pagal programos naudą. Tai jeigu turit kokių klausimų, būtinai susisiekit su Ignu iš GeoFace'o, viską papasakoja, jeigu kas neaišku, pamokina ir belieka tik tai gerai naudot. Čia ir užbaigsiu šitą video, trumpai aplekiau laukus, kamerą buvau šiek tiek pamiršęs, praėjo turbūt mėnesis, gegužės 1, barstėm paskutinę salietrą kviečiam, tai tiek laiko praėjo, dabar tie darbai tokie, remontas pagrindė, dar fokusui pasidarėm šliūžam gale bunkerį, parodysiu kitam video. Tokie remontiniai darbai, reikia eiti prie džiovyklos, dar liko kukurūzą nusipurkš nuo žolės, bet tai čia 105 hektarų juokas. Tai dėkui, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko video, būtinai pasubscribinkit kanalą, parašykit komentarą apie mano sėjomainą, ką manot, kurią planuoju įsivest. Na ir užeikit į Instagramą, ten įmetu storiukų susijusius žemės ūkio. Tai dėkui dar kartą ir iki.